Pastaruoju metu vis dažniau susiduriam su šiuo aferizmo modeliu automobilių pirkimo pardavimo sferoje. Skambinam pagal skelbimą, labai simpatiškai atrodančiam automobiliui, atsižvelgiant į kainą ir į visą visumą. Sako pardavėjai, atvažiuokit, patikrinkit, viskas liuks, atvažiuojam į vietą. Tas automobilis, sako, parduotas, bet turim labai panašų į jį. Nors jo kaina jau nebe tokia simpatiška. Kame čia aferizmas? Jie įkelia simpatiškai atrodantį automobilį, atsižvelgiant į kainą. Tai prisivilioja potencialius pirkėjus ir bando įsiūlyti visai kitą automobilį už kitą kainą. Nepasigaukit ant šito. Ir prieš važiuodami dar griežtai užklauskite jų, ar tikrai automobilis neparduodamas, ar tikrai jį turi. Ne viena įmonė jau mus taip apgavo, mus, auto patikrą. Jie kažkokie kosmonautai, galvoja, kad mus pamaus ant tokių dalykų. Tai aš įsivaizduoju, kitus žmonės, tikrai jie taip pat ir bando pamauti. Būkit budrus, užduokit klausimus, bus mažiau šansų apsigauti. Tiek žinių, gerų jums pirkinių.